Ką keisčiausio gyvenime esi padariusi dėl pinigų? Buvau draugo gimtadienį, taip sugalvojom kažkokį žaidimą. Tai už 5 eurus tuo metu man pasiūlė suvalgyti tortą ir tuo pačiu metu dar raugintą agurką. Tu gai ir pinigų ir valgyti. Techniškai jo, bet raugintas agurkas ir tortas nėra labai skanu. Visai neseniai teko šokti koncerte ir už tai gauti pinigus. O kokie šokiai, kokiam koncerte? Buvo Boženos koncertas, jos jubiliejinis čia praeitą mėnesį ir teko jai sušokti kaip jinai dainininkė, o mes pagalbinės šokėjas. Jei nepažadys, kiek sumokėjo už tokį šokį? 100 eurų. Prieš mokesčius ar po? O čia jau istorija nutyli. Buvo nesenai renginys, kuriame teko statyti šampano piramidę. Tai jos tuščios viena ant kitos, tai tada pili iš vienos, taip toks waterfall gaunasi. Taip, ir subėga, užsipildo viskas ir būna tiesiog įspūdžio efektas. O jei nepasakysi, kiek už tokį dalyką pavyko uždirbti? O čia, kaip sakant, dėl konkurentų negaliu jau sakyti. Rėžiai. 2 ženklis, netoli 3 ženklio.